Blėt, apsilaišiau. Kelionės. Sveiki, fantastikos mėgėjai. Kur mes šiandien važiuojam? Hebra, mes šiandien varom į Brightoną. Aišku, paklausit manęs, o ko tu ten nusitrenkiai? Hebra, kai Londone 33 karščio, tu trenksies bet kur. Svarbu, kad tai tenai nebūtų. O be to, per tiek metų, kiek aš gyvenu Anglijoje, aš niekad nesu buvęs Brightone. Tai va, ir bus, Pauleli, proga čia tau pasivaikščiot. Gerai, dabar klausimas. Kuo yra žymus Brightonas? Žymus ir žinomas. Savo naujų tiltų, kurį matote tenai. Savo senų tiltų, kuris yra sudegęs. Dar jisai yra žymus savo paplūdimiu ir kad yra gėjų sostinė. Nu, paskutinį faktą tai mes ignoruosim ir paleisim. Ai, dar yra ten toksai va vienas apžvalgos bokštas. Ne bokštas, ratas. Iki to irgi nueisim pasižiūrėsim. Ne, hebra, juokavau. Jeigu rimtai, tai aišku, čia yra daug daugiau į ką pasižiūrėti. Ta mes kartu su jumis ir padarysim. Aš atvažiavau be jokio plano. Paprasčiausiai 8 ryto aš jau sėdėjau traukinį. Tai iš pirmo žvilgsnio, iš apkaltų langų kiekio, spėju, kad Brightonas gyvena ne pačius geriausius savo metus. Bet čia gal tik tai man taip atrodo. Va, pasileisim į kelionę kartu ir pasižiūrėsim, išsiaiškinsim. Dienos planas. Jokio. Apranga. Pofiu, ką kiti pagalvos, svarbu man patogu. Nuotaika superinė, temperatūra 30. Pažiūrėkite į tą gražuolį kosmonautą. Tai va, aš taip pagalvojau, kad prieš pradedant šios dienos žygį reikia įkalt pintelę alaus, nes žiauriai karšta. Numalšinsim troškulį ir tęsim kelionę, ok? Tarp kitko, labai fainas pubas, man patiko labai lubos. Iš visokių plakatų suklijuotos. Atsigaivinus ir tą troškuliuką numalšinus, laikas eiti tenai, ant va to va tilto. Ok, tai čia tas nesudegęs tiltas, va, Brighton Pispio. O sudegęs tiltas yra, sudegęs tiltas yra tenai. Žiūrėsim jį vėliau. Kas mėgsta lošimo ir žaidimo automatus, tai čia hebra jum rojų, žinokit. Oi, būtų ką veikti jum čia. Aš ir norėjau, kad čia pažaist pasivažinėlį šikna netilpo. Baisu. Tai va, teks eiti kažko kito žiūrėt. Kada čia taip, hebra, ten buvo už mano nugaros, yra tas sudegęs tiltas. Nelabai jūs ten jį kušlinsit, nelabai aš jį kušlinu atvirai. Gal paskui pabandysim toliau paeit truputį. Ne, nu kaip be aplinkos tyrinėjimų, nu nebūčiau aš. Davai, pasižiūrim, iš ko padarytas tas tiltas. Kiek čia polių įdomu suvarė? Kaip juos suvarė? Oi, čia man daug klausimų kyla. Nu, bet aš jau toks esu. Gerai, einam toliau. O ne, Pauliau, neik, būk geras. Ten daug reiksiu paskui. Tenai, va, atrakcionų parkas yra. Pauleli, blemba. Nu, ne, baig, stabdyk, neik. Nu ką, pats tiltas kaip statinys tai aфигенas, bet daugiau tai, ką žinau, angliški bairiai, 7, 6, visa. Tai va, turėtum šiek tiek. Einam ieškoti jų to užslėpsto hipteriško rajonėlio. Nu ten ir pavalgyti kažką tai gausim skanaus prie to pačio. Gerai, kolektyvas. Prie ko Brightonas, Anglijos kurortas ir mečečių stilius. Aš, man rodos, jums šitą klausimą truputį vėliau atsakysiu. Pradžiai man reikia išsiaiškinti. Šiaip iš architektūrinės pusės žiūrint, tai labai gražus pastatas. Šitų bokštų ir bokštelių visokių užtektinai. Bet žinokit, reikia dingti kažkur tai pavėsi, nes neįmanoma. Tai pats sulko šilumos, kad mažo nepasirodė. Ačiū Dievui, kad vėjukas kažkoks tai yra. Tu balandį, iš kur tu čia? Kiek čia jūsų daug. Sorry, netyčia. Darom taip, aš nešu kudašius čia, kol dar neperkepiau visiškai. O paskui atsisėsiu kažkur tai ir papasakosiu jums, kodėl čia toks mečečių stilius. Taip, neklydau. Iš tikrųjų, tai žinokit, primena mečetės. Nes tenai buvo arklydės, ten pasirodo arklydės statė. Jas kai statė,
Tai pavyzdys, įkvėpimas buvo kažkokia tai mečetė Delyje. Sorry, hebra, tikrai žinokit, aš nepasakysiu pavadinimo, nes liežuvį galiu nusilaužti. O mano istorijos mokytoja tai jaučiu kaip propeleris vartosi grabe klausydama mano išvedžiojimų visokių. Faktų istorinių, datų ypatingai. Ai, nu kam nepasitaiko. Į sveikatą. Tęsim kelionę toliau. Anglų pabų tualetai. Nu jo, jie turi savo tokį šarmą ir kvapą, aišku, turi savotišką. Ypatingai geri veidrodžiai, va tokie, va, viską praktiškai matai, gali va čia ir akis pasikrapštyti, kur pasižiūrėti, dantis pasirakinėti. Mižinikas toks. O kur pašikt? O pašikt net nėra, kur žinokit. Tik tai pavyzdžiui skirtas šitas. Bent į tą kriauklę, jeigu labai sugebėtų. Kas mėgsta skudurynus, šūdmaistį ir visokias biudžetėtijas, hipstinius dalykus, psichodėlinės maikės. Hebra, jums čia būtų rojus, žinokit. O kas liečia psichodėlinę maikę, tai žinokit, aš irgi norėčiau vienos. Aisim va čia va pasiieškot kažko. Žiūrėkit, visko yra pirkti. Ragatkių yra, visokius karbonkių, ta prasme, nuo pipirų. Ir nuo žirnelių yra irgi. Ir kasiečių yra, kai dieva. Nu va, štai psichodėlinių maikių parduotuvė. O, tokia su grybais reikia kalti. Einam į vidų. Nu tai va, taip kažkaip netyčia gavosi, maikutė šičia jau. Gerai, dabar reikia kažką tai užvalgyti kažkur tai. Ir po truputį jau jaučiu judėti link stoties, nes, nu, patys primeskit, kas atgal bus grįžinėjant, kas darysis. Jau į priekį, sausakimšas traukinys buvo, tai atgal išvis bus ne kažką tai. Valgyt eisim ieškoti va čia va kažko. Vis tiek kažkas tai bus kažkur tai. Visą laiką būna, dabar bus irgi. Už mano nugaros žalesis drakonas kviečia lausį išgerti. Gal pavalgyt duos kažką. Pabandom? Nu, davai pabandom. Ne, nu, ne veltui, kad žalesis drakonas aplinko vienintelis tuščias buvo, nes apart bulvių košės su žirneliais nelabai daugiau kažką ir turi. Nu, šitas rajonėlis man pradeda patikti. Jis toks, kai buvo Camden Townas kažkada, tai 15-20 metų atgal, dabar ten viena komercija. Ta prasme, kinietiško šūdo privežta, daugiau nieko nėra. O čia dar išlikė tokia dvasia. Gitarų šopas, įvairiausių dydžių ir spalvų. Čia tai net nežinau, kas da daiktas. Škodamas miestelio žiauriai ištroško. Ir iš viso Marosko, toj mano šitą visą vlogą reikės pervadinti ne pažinti su Brightonu ar dar kažką, tai to į vienišo alkoholiko pasivaikščiojimus. Nu, bet kokiu atveju, už tas apsivaikščiau kelionės. Per daug pripylė, žinokit, dėl to. Čia tai viskas buvo. Ne, nu rimtai per daug pripylė, žinokit, neįsikalinėjau. Va kas Anglijai, pavyzdžiui, man patinka, jie pila ne iki ribos, jie pila iki bokalo viršaus. Tai yra ganėtinai fainai. Nežinau, hebra, kaip jums, man niekad negaila pinigų gatvės muzikanto. Va taip kažkaip. Eina valgyti ieškot. Kodėl aš tokį durną įtarimą turiu, kad aš valgysiu tik tai Londone kažkodėl tai. Nes arba nieko valgomo nėra, arba eilė nežmoniška, arba karšta ant saulės sėdėt. Taip, randamės prie traukinių stoties ir įdėsim jau link Londoniuko. Va šitas va gražuolis mane veš namo. Brightonai, bye Brightono gražioji stotis. Rankoje turiu sušių, kad bent jau kažką užkast. Ir viskas, judam į Londoną. O iš jūsų pusės, hebra, nu, jūs rekomenduokit, kur galėčiau nuvažiuoti kitą savaitgalį. Ačiū, kad žiūrėjot. Bye!